Esu Mažosios Lietuvos istorijos muziejus ir savo pareigomis labai didžiuojuosi. Gyvenu Didžiojoje Vandens gatvėje 2. Čia saugau Klaipėdos miesto gyvuojančio jau daugiau nei 770 metų istoriją ir prisiminimus. Mano, kaip ir Klaipėdos gimimą lėmė upė. Kadaise miestas buvo saloje, apglėbtas 2 upės atšakų. Iki man atsirandant, senosios Dangės kairiajame krante buvo Odų gatvelės priemiestis. Jame gyveno amatininkai, žvejai, pilies kareiviai, virė gyvenimas. Bėgant laikui priemiestis buvo prijungtas prie senamiesčio, o visas miestas apjuostas gynybiniais pylimais. Supilti tvirtinimai užtvenkė upės vagą ir pamažu senoji Dangė tapo kanalu. Dėl to net pravardę gavo Tingiosios arba Smirdančiosios Dangės. Vėliau vaga buvo užpilta gruntų, o atsiradęs naujas žemės plotas netrukus buvo užstatytas. Ten pakako vietos ir man. Prieš 250 metų mūrininkai mane pastatė iš geltonų olandiškų plytų ir pagražino barokinėmis langinėmis. Mano pirmuoju šeimininku tapo Klaipėdos pašto viršininkas, Prūsijos karališkojo banko direktorius Johanas Kristianas Vitė. Mano kieme klestėjo jo užvystas egzotiškas sodas, apie kurio grožį garsas sklido ir Europoje. Beje, kažkada Klaipėda buvo karališkas miestas. Napoleono karų Europoje metu Prūsijos karaliui Friedrichui Vilhelmui ir karalieniai Luizai teko pasitraukti iš prancūzų užimto Berlyno ir prisiglausti Klaipėdoje, tuo metu vadintoje Mėmeliu. Tais pačiais metais karalius šiame mieste pasirašė baudžiavos panaikinimo aktą, lėmusi tolimesnę Prūsijos, o kartu ir Klaipėdos pažangą bei ekonominį klestėjimą. Būta Klaipėdoje ir sunkių akimirkų. Viena tokių – miestą užklupęs didysis gaisras. Sudegė daugybė senamiesčio pastatų. Aš nenukentėjau, tik truputį nusvilau nosį. Miestas buvo atstatomas, panaudojant Senučiukės pilies mūrus. Štai kodėl senuosiuose Klaipėdos pastatuose gausu pilies plytų. Pirmasis pasaulinis karas atnešė didžiulių permainų ir Klaipėdai. Versalio taikos sutartimi Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos. O jau kitais metais į Klaipėdą atvyko prancūzai administruoti ir palaikyti tvarkos, kol paaiškės tolimesnis krašto likimas. Ilgam prancūzai neužsibuvo. Po 3 metų įvykiai lėmė, kad Klaipėdos kraštas tapo Lietuvos Respublikos dalimi. Tai atvėrė vartus į pasaulį. Lietuviai ne tik ėmė pažinti didžiuosius vandenis, bet ir švęsti jūros šventę, kuri nepraranda populiarumo ir šiandien. Taigi, kaip jau turbūt supratote, aš saugau didžiulį lobį ir pristatau tūkstantmetę šio krašto žmonių atmintį. Užsukite ir mielai visko su jumis pasidalinsiu. Istorijos kuria istoriją.